Krinona namų technika. Su meile jūsų namams. Technoarka. Buitinė technika ir nestandartiniai sprendimai. Nuo grindų iki užuolaidų. Namų, visuomeniniam ir biuro interjerui. Dubingiai.lt. Sveiki, būsto anatomijos žiūrovų. Šiandien jūsų dėmesį Ainė ir išmanus interjeras, bei jos nuostabus projektas čia, Kaune, tai yra individualus namas. Keliaujame pasikalbėti ir apžiūrėti šio nuostabaus projekto. Labas, Ainė. Labas. Papasakok, kokio tai dydžio namas ir apie ką šis projektas? Turime šiandien mes 250 kvadratų gyvenamąjį namą. Projektas jau buvo pastatytas ir padarytas, dalinė apdaila, kada aš atėjau į šitą projektą dirbti. Tai pačio projekto eigos jau negalėjom keisti nei pertvarų morinių, nei kažkokių sprendimų įtakoti, nes pastatas buvo jau full su pilnu fasadu padarytas. Ką radome? tą ir projektavome. Kažkiek pakeitimų mes tikrai padarėme, o šiaip kūrėme pagrindę modernios klasikos interjerą, nevengėme daug prabangos, marmurų, žalvario, aukso detalių. Tai tą ir pamatysim šiandien. Koks čia yra klientas, kas čia gyvena? Taip, klientas yra šeima, tai yra mokyklinio amžiaus mergaitė ir yra suaugusių vaikų, kurie pargrįžta čia pas tėvus praleisti galbūt savaitgalių ar švenčių, ar ne. Tai mes pamatysime šiame name ir kambarių, svečių / jau užaugusių vaikų kambariai, ar ne, kurie yra kaip ir suskirstyti jiems, bet interjeras jau yra suaugusio žmogaus darytas. Čia į akį krenta ir iš karto šie nuostabūs laiptai, jie užima daug ploto, bet turbūt ir idėja buvo tokia, ne, kad truputėlį duoti jiems to dėmesio šitam name, kad čia neužsidaryt nuo kažkokių tai erdvių papildomų? Tikrai taip, čia buvo mano pagrindinė idėja, nes iš tiesų buvo labai sudėtinga suzonuoti TV zoną, kad būtų patogus ir žiūrėjimo kampas ir išpildyti visus klientų pageidavimus, turėti virtuvinį barą, valgomą stalą didelį, kur šeima rinksis ir taip pat židinį. Ir to pasekoje pas mus išplaukė tokie dideli laiptai, kurie perauga mums į TV senelę. Taip mes juos sukomponavom, kad ir ėjimo kampas būtų patogus nuo saliono ateinant ir nereikėtų užėjimo daryti laiptus. Taip pat jie puošia mūsų visą erdvę. Taip pat turėjom pageidavimą iš klientų turėti plyteles ant grindų, o ne parketlentės. Tas irgi sprendimas yra truputėlį neįprastas lietuviams dėl mūsų klimato. Tai labai pasiteisinęs sprendimas, klientai labai patenkinti, laimingi. Čia toks įdomus sprendinys, kas čia gavosi, tiesiog namo tokia buvo forma, bet čia kažkokia spinta išnaudojata, ne? Ar čia dar bus koks fotelis, gal taip, nežinau? Mes čia turėsime lounge fotelį šalia židinio. Ir mes... tokie knygai, ne? Teisingai. Ir tai išnaudojame erdvę po laiptais, nes mokyklinio amžiaus vaikas yra pakankamai mažas, dar 6-7 metukų, jeigu neklystu, tai tikrai yra daug inventoriaus, kuris yra naudojamas čia šalia tėvų. Patina pažais sudėjo, sumetė su... Taip, teisingai, kad nereikėtų tų žaislų nešioti antrą aukštą ir kad turėtų savo kampą, tai va čia yra laikomi tie einami daiktai. Matau daug pasidėjimo, čia visai gerai gavosi, iš tikrųjų daug to veidrodžio, tai žinai, toks, na, ir praplečia tą erdvę ir pasižiūrėti patogu, apsirengus kažkaip ar ne prieš išeinant. Taip, šitie sprendimai tikrai atsirado iš noro turėti daug spindesio ir daug prabangos. Tai mes tikrai nevengiam veidrodžių čia, blizgių paviršių, moldingų taip pat, baltų spalvų, ar ne, kad plėstų tai erdvę, būtų šviesesnis pats namas. Tai šitame interjere mes tikrai neturime nei vieno pigaus daikto, viskas buvo daroma custom made, o perkami baldai moduliniai vis tiek buvo renkami ir audiniai derinami prie interjero ir visos detalės. Tai pagrindas turbūt yra kokybė. Tai čia tas darbo kambariukas, ar ne? Čia yra darbo kambarys, užsakovai retkarčiais turi darbo namuose. Tai yra padaryta erdvė, kad galėtų tuos dokumentus ir visą kitą pasitvarkyti čia Kaune, nes, kiek žinau, verslai yra visoje Lietuvoje. Su tokia idėja buvo padarytas šitas kambarys, tai skirtas darbui. Ir jie jį tikrai naudoja. Šiaip labai jisai man čia patinka, nes į kiemą vidinį tie langai, tai tokie irgi susikaupimui labai dėkingas kambarys, orientacija langų.
Toliau mes keliaujame pirmo aukšto WC patalpą, tai yra svečių tualetas ir tuo pačiu svečiam įrengtas dušas, jeigu to reikėtų. Taip. Kuo ypatinga šita patalpa, tai mano mylimieji bukmečiai, maža gabaričiai, labai reta kolekcija, kuri juos turi. Tai čia vadinami tie, kur susidaro, ne piešinys. Dragelis. Dragelis. Taip, lietuviškai tai yra dragelis, piešinys ir kiekvienu atveju visi skirtingai mato, kas jame yra pavaizduota. Geras, labai šviesu. Virtuvė. Virtuvėje mes naudojame natūralų medžio lukštą su natūraliu medžio masyvu. Tai yra šitos detalės yra natūralus medžio masyvo, modeliukas kurtas mūsų pačių. Kuo virtuvė ypatinga, tai turbūt kiekvienuose namuose stengiuosi sukurti virtuvę nevirtuvišką. Vėlgi turiu savo žargoninę kalbą. Tai aš visą laiką vengiu to įspūdžio, kad tai yra virtuvė, ar ne? Aš visą laiką noriu padaryti sekcijinio tipo, kad ji būtų įspūdinga. Toliau mes turim žiauriai didelę spintą, kurioje talpinam viską, visą buitinę techniką, kavos aparatus, dar buitinius prietaisus. Čia tos rankenėlės jau jūsų rankų darbo, kaip suprantu, kažką panašaus esam Klaipėdoje matę, kur ten su kiekviena vis buvo daug dirbta, ne? Atrodo, tokias paprastai nenusipirks, reikia gamintis ką rankom. Įspūdingas stalas ir kėdės, čia noriu iš tikrųjų padėkoti mūsų partneriams Baldai namams. Galima pas juos rinktis bet kokių paviršių, žinau, kad jie kreipia dėmesį beprotiškai į visas detalės nuo gaminio, net patys važiuoja, po to žinai montuoja pas klientus. Tai čia panaudojat Baldai namams stalą ir kėdės. Papasakok šiek tiek apie būtent pasirinkimus tokių stalviršių, tokio baldo, nes jis toks šiandien vienintelis, toks kaip ir juodas, bet to pačiu susijimas su židinio. Ne? Taip, mes juodo turime daug. Tai pradėkime nuo juostelės ant grindų, kuri pas mus lydi visuose mūsų namuose pirmam aukšte. Tai ta juoda spalva atsiradusi teisingai pastebėjai yra židinio siena. Ir tas padiktavo, kad mes renkamės irgi Sahara Noiro plytelę ant stalviršio. Super. Čia matote itališką valgomojo stalą su keramikiniu stalviršiu. Įmonėje Baldai namams galima rinktis įvairias keramikos apdailas. Taip pat čia matote ir šias nuostabes itališkas kėdes, kurios yra labai patogios ir irgi gali būti su bet kokia skirtinga apdaila. Šaunuoliai Baldai namams, viskas apie baldus jūsų namams ir ne tik. Ir židinį čia taip įrėminot, iš tikrųjų irgi nestandartiškai, kaip čia sugalvoji. Nugi galėjai palikti paprasčiausiai, be nieko. Taip, bet vėlgi ta proporcija ir tam tikri santykiai man yra labai svarbus, jau kartojuosi tą, bet nuo to prasideda mano projektavimas kaip architekto ir dizainerio. Šitie visi sprendimai vėlgi funkciniai padiktuoja, kad kapsulė eina į šoną tam, kad tu taupai erdvę. O kai eina į šoną, man pačiai kaip architektui jau pasidaro nebeskanu, jeigu tai yra nesuvaldyta. Tai šita simetrija, taip kaip yra padarytas šita auksinė apdaila, tą simetriją mes ir dažniausiai tada pabandom pabrėžti ir padaryti privalumu, kas man atrodo čia puikiai mums pasisekė. O mes dabar keliausim į viršų šiais nuostabiais laiptais ir pasižiūrėsim, kokias patalpas turime ten. Keliaujame. Grindys, wow, papasakok, iš tikrųjų apačioje tokias šaltesnės, čia iškart šiluma, jaukumas. Taip, iš tikrųjų perėmėme į antrą namo aukštą, kur yra miegamos zonos, tai norėjosi šiltumo, jaukumo, praktiškos spalvos, ševrono eglutė, mano mylimiausia, tą ir parinkom. Jo, iš tikrųjų čia tikrai norėtųsi pagirti įmonę, kuri atliko čia darbus, tai yra įmonė Nagoya, jau ne pirmą kartą susiduriam su Nagoyos produkcija. Aš neturiu ką pasakyti, nes kiek matėm, preciziškai sudėta tiek montavimo dalykai, tiek pati produkcija. Na ir čia visas išpildymas, jisai iš esmės yra tiesiog nuostabus. Tai įmonė gamina įvairių formų ir matmenų ąžuolinės parketlentės skirtas šildomoms grindims. Pagrindui naudoja drėgmei atsparę beržinę fanerą, viršus ąžuolo lamelę. Gamykliškai grindys dengiamos 2 kartus, būtent kliento pasirinkta spalva plus apsauga. Įmonės parketlentės nepraleidžia skysčių, nepalieka dėmių, yra atsparios trinčiai. Šios dangos šilumos pralaidumas yra nuostabus. Įmonė naudoja moderniausią įrangą, kuri mikrono tikslumu pjauna kampus, tad kampas yra be paklaidos ir lentelės ilgis per visą užsakymą yra vienodas. Įmonė gaminius gamina tik pagal individualų užsakymą, o dėl plataus spalvų ir formų pasirinkimo grindis galima pritaikyti bet kokiam stiliui. Šaunuoliai įmonė Nagoya. Konsolių turime 2, turime gražią centrinę sieną, tai pabandėme ją įrėminti.
Ir šitie šviestuvai, iš tikrųjų, na, jie šiek tiek kitokie. Žinai, atrodytų, kad norėtųsi kažkokiu labiau ten šandalė ar kažkokiu blizgučiu, bet jie tokie subtilūs labai ir jau iš to modernumo pusės čia ateina, ne? Jo, nu, tas interjero pats pavadinimas moderni klasika, ką aš visą laiką šneku, kad tu gali šitame stiliuje miksuoti modernius daiktus su klasikiniais daiktais, ar ne? Ir dar kažkokių gal ir ardeko elemento, ne? Kaip šitie turėklai. Ardeko, taip, aš myliu ardeko ir kažkiek to įmetu visą laiką. O, wow, čia visai kitokia atmosfera. Taip, čia norėjome sukurti tokią stipresnę truputį emociją, labiau vyriškos energijos emociją pripildytą. Tai sprendimai truputėlį kitokie, bet labai įsipaišantis į svečių / užaugusių vaikų. Geras, čia žinok, visiškai nesitikėjau tokio interjero, galvojau, bus kažkas tai balto ir taip toliau, kaip tu sakai, žinai, tamsesnės spalvos, man čia toks vėl kaip viešbučio kažkoks, ir lubos kokio aukščio, tikrai iš esmės kitokia emocija. Tas galvūgalis vėlgi panaudojo šitą, kaip jūs ten sakot, frezuotą medieną, frezuotą plokštę. Geras, matinių daugiau. Ir duris dviejų spalvų. Ir duris dviejų spalvų. Tai mes turim iš esmės viduj vieną spalvą ir atsidarom ir ten jau turim koridorių. Visai kitokia emocija ir čia iš tikrųjų galim pagirti įmonę Grador. Tai apie jos noriu papasakoti daugiau. Šiam objektui pagal dizainerės sukurtą eskizą buvo pagamintos klasikinės vieno filingo uosio masyvo duris su figūriniais apvadais bei grindjuostės iš uosio masyvo. Kaip galite pastebėti, pagrindinė durų spalva yra balta, bet kai kuriuose kambariuose yra padarytos dvispalvės duris, kurių vidinės taktos apvadų bei varčios spalva yra kitokia. Jos buvo pagamintos pagal dizainerės eskizą, derinant visas durų detalės, tokias kaip bagetai, filingai, apvadai, kuriom yra specialiai gaminami frezų peiliai, kad realybėje duris atitiktų vizualizacijos vaizdą. Šiame objekte duris pagamintos yra iš uosio masyvo, o tai reiškia, kad naudojama tik aukščiausios klasės bei rūšies uosio mediena, o ne dygiuoti mediniai skydai. Tokios duris gali būti gaminamos iki 3 metrų aukščio, naudojant skirtingas durų apdailos detalės. Gali būti gaminamos su stiklu arba aklinos. Taip pat jos gali būti dažomos kaip pagal standartinės RAL NC spalvas, taip ir derinant spalvą prie užsakovo sienų arba beicuotos ir lakuotos. Toliau keliaujame į vėl visai kitą emociją, tai yra mažosios kambarys. Čia yra namas, kažkoks stebuklų namas. Aš atinu ir čia vėl kitos spalvos. Labai miela, cute, žodis labiau patinka. Taip. Tokios pagalvėlės. Taip, čia jau princesės erdvė. Tai princesiškos ir spalvos pas mus atsiranda. Princesė turi savo terasą. Super, kokia terasėlė. Žiūrėk, aš visai norėčiau tokias terasėlės. Būdamas vaikas, žiūrėk, kokia didelė. Ir jinai apsijungia. Jie apsijungia su tėvų miegamoju. Princesiai buvo dedamas žvaigždėtas tapetas. Labai mielas. Planetų simbolika šviestuvai buvo parengti. Geras. Ir vėlgi, toli mes nepabėgam, nes pilkos spalvos čia atsineša, ta pati balta atsineša ir čia mes miksuojam ir truputį kitaip pažodžiam su moldingais, ko dažnai mes nedarom, bet šiuo atveju mes išskiriam jų baltą spalvą ant pilkos sienos. Taip, kad tai truputėlį būtų žaismingiau, bet ta pati tematika tai, kur eina per visą namą. Iš tikrųjų jo, visus rožinius atspalvius stengiamės interjeruose padėti ant lengvai pakeičiamų daiktų. Kai vaikas augs, ar ne, užuolaidas yra lengva pasikeisti, antklodė yra lengva pasikeisti, o vieną senelę perdažyti ar pertapetuoti lygiai taip pat yra pakankamai nesudėtinga, o visa kita bazė lieka ir paaugliams. Vaikų vonia. Labai be galo maža erdvė, buvo labai didelis iššūkis ją padaryti komfortiškai. Tai labai įdomų sprendimą padarėm iš tokios mažos patalpos, dalinomėje į 2 dalis, vienoje turime dušą, kitoje turime kriauklę ir daug erdvės palikome tualetui. Nes dažniausiai visi tą tualetą kažkur nustumą, tada sėdi ant jo ir trenki galvą, pavyzdžiui. Bet žinai, šitas labai geras sprendimas, iš tikrųjų atrodo tokios siauros durytės ir jos iš esmės, žinai, yra dvigubos ir pilnai užsisandarina, ne? Nieks neužsitašo. Taip, ople. Štai ir aš. Geras. Na čia turim ir tų durų gamintoją, kuris yra profesionalus, tai yra Grador. Taip.
Kalbant apie išmanius buities sprendimus, kurie padeda taupyti laiką ir energiją, vienas iš pavyzdžių – Techno Arka. Bendrovė, siūlanti išmanių namų įrangos ir buitinės technikos sprendimus. Čia galima rasti efektyvią techniką, patikimų gamintojų produkciją ir aptarnavimą be streso. Techno Arka siekia, kad kasdieninė buitis taptų paprastesnė ir patogesnė. Tai jų pagrindinis tikslas. Daugiau apie išmanius buities sprendimus www.technoarka.lt. Ir dar neapžiūrėjom turbūt vienos patalpos. Taip, tai yra pagrindinis tėvų mėgamasis su labai įdomiu sprendimu dėl drabužinės, nes iš tikrųjų truputėlį man trūko kvadratų, kad aš padaryčiau didelę drabužinę. Taip, tai čia turim tokią paslėptą drabužinę, kurią galima praeiti iš abiejų pusių. Teisingai, mes turime užeinamą drabužinę, kad kiekvienas iš savo pusės galėtų ateiti, mes turime daug veidrodžių, kad save gerai matytume, nes erdvės neturime daug, tai veidrodžiai ir plečia erdvę ir save matai iš visų pusių. Turime rankų darbo rankenas, bet čia jau jos yra ne iš metalo, tai yra baldinės dalykas. Tai yra baldinė plokštė, iš kurios suformavome šitas rankenas. Technologiškai buvo ganėtinai sudėtinga padaryti, nes turime metalizuotas plokštės, o šonus mes dažėme sendintų aukso. Taip mes derinome dvi faktūras. Tai šiaip labai sudėtinga yra padaryti tokį dalyką, kad gerai žiūrėtųsi ir nesiskirtų. Bet geras, gavosi tokios masyvės, žinai, ir tikrai įdomus sprendimas. Vėlgi turime nemažai aukso, šlifuoto. Visur pas mus eina veidrodžiai facetuoti, turbūt jau pastebėjote, jų raštas sutampa kiekvienam aukšte. Moldingai taip pat. Vokmečiai taip pat. Drugeliai. Ai, nelygu vokmečiai. Ai, nelygu drugeliai. Teisingai. Ir turime nestandartinį sprendimą dušas plus vonia, nes vonia iš tikrųjų kaip pats daiktas, ji nebijo vandens, ar ne, tai ant jos gali kiekvieną dieną bėgti ir praktiškai kalkių nesimato. Ir mes turime dušo šitoje prie ir mes neturime jokių pertvarų. Aine, tai kaip tu jautiesi šiame interjere? Neužsukai, po kurio laiko žmonės jau gyvena, viskas vis tiek blizga, gražu, nauja. Kaip visada, klientai grožisi vizualizacijom, aš taip pat, bet aš žinau, kada mes turėsime realų projektą, jisai pranoks vizualizacijas 10 kartų ir emocija bus 10 kartų geresnė. Tai visada mane pačią tas džiugina, kai aš atvažiuoju ir pamatau tą vaizdą iš tiesų, kaip viskas buvo gyveninta ir galiu pasidžiaugti, kad viskas buvo padaryta pagal projektą. Tai mano širdis džiaugiasi. Ir ką tu patartum, gal vieną kažkokį svarbiausią dalyką, labai įdomu, pagal tave. Nebaigtos statybos namas ir žmonės nori tame interjero. Tavo kolegom, kurie gal tokiem, žinai, darys užsakovam interjerą arba patiems žmonėm. Nebijoti drastiškų sprendimų ir kažką bandyti pakeisti, ką darau praktiškai visada. Ir labai iš tikrųjų svarbu pasitikėti interjero dizainerių ir architektūrijos sprendiniais ir jais vadovautis. Jeigu nukrypstam nuo linijos, turim dažniausiai ne kažką. Tai čia, žinai, toks padrasinimas žmonėm, jeigu patiko vieta, kur yra namas, patiko namas, tai su geru interjero dizaineriu vis tiek gali pasidaryti tą gerą savo rezultatą ir pasidaryti savo naujus, gražius namus naujai savo istorijai. Tikrai taip. Grinona namų technika. Su meile jūsų namams. Techno Arka. Buitinė technika ir nestandartiniai sprendimai. Nuo grindų iki užuolaidų. Namų, visuomeniniam ir biuro interjerui. Dubingiai.lt. Šį mėnesį kelionėms po Lietuvą su filmavimo komanda pasirinkome naują 5 klasės BMW automobilį, kurį mums parūpino BMW Lietuva. Visiškai elektrinis sedanas, jungiantis tą pačią 5 serijos eleganciją su ateities technologijomis. Įspūdingas nuvažiuojamas atstumas iki 580 km, tylus, bet galingas pagreitis ir skirtingos versijos nuo komfortiško e-Drive 40 iki sportiško M60. Viskas tam, kad kelionė būtų ne tik tvari, bet ir emocinga. Grinona namų technika. Su meile jūsų namams. Techno Arka. Buitinė technika ir nestandartiniai sprendimai. Nuo grindų iki užuolaidų. Namų, visuomeniniam ir biuro interjerui. Dubingiai.lt. Labas, Aine.
Labas. Apžiūrėjom tavo objektą Vilniuje. Buvom Klaipėdoje, šiandien esam Kaune ir turime čia naują butą, tavo nesenai įrengtą. Tai papasako, kokia buvo šito buto idėja ir kas čia gyvena? Taip, gal pradėkim nuo to, kas čia gyvena, tai tas padiktavo po to būsimo buto idėją. Tai užsakovai buvo vyresnio truputėlį amžiaus žmonės, kurie savo vaikus jau yra užauginę, todėl pats ir interjeras turbūt atsispindėjo žmonių ir amžiuje, ir solidume, ir gyvenimo būde. Tai iš tikrųjų suformuota užduotis buvo sukurti modernios klasikos interjerą, nevengiant prabangių detalių, labai buvo žiūrima į kokybę. O kiek patys dirbot prie pačio išplanavimo, ar ne? Čia yra naujo tipo pastatas, mes esame istorinėje Kauno vietoje, Laisvės alėjoje. Ar tiko viskas, ar stumdėt pertvaras? Iš tiesų, kai gavom planą, tai turėjom sudėlioti pakankamai daug kambarių, kas truputėlį pradžiai mane išgazdino, bet planavimo mes iš tikrųjų turėjome gal net 7. Aha, 7 variantus išplanavimo? 7 variantus. Mes atvažiavom, kada daugiabutis nebuvo pabaigtas statyti. Ir tie variantai gimė iš nežinojimo arba iš diskomunikacijos turbūt su visais, nes iš gautų planų mes nematėme, kad turime vieną mažą senikę buto vidurį, kuri bus ateityje negalima jos griauti. Nešančioja, ne? Tarkim, Ne, nešančioja, jie eina kolektorinės dėžės. Supratau. Ir kai mes atvažiavom apžiūrėti objektą, to dar net nebuvo. Visi nutilėjo, kažkur planai pasimetė, žodžiu, ne pirmą kartą. Teko papildomai padirbėti. Taip, ir žodžiu, iš 7 variantų pas mus tada liko tik 3, kas irgi nėra blogai. Irgi nėra blogai. Tai gerai, tai šiai dienai kiek mes čia turim kvadratinių metrų ir kiek miegamųjų? Taip, mes turime 106 kvadratinius metrus, mes turime bendrą erdvę, 2 vonios kambarius ir 3 miegamosius. Turėjome iššūkį būtent šitoje erdvėje, matysime, kad yra nuleistos lubos labai smarkiai, nes turėjome iš lauko ateinantį rekuperacijos pagrindinį vamzdį per virtuvę ir šitoje vietoje iš tikrųjų slepiasi be galo daug įrengimų, o aukštis šito buto nėra įspūdingas, todėl tikrai norėsiu išsaugoti tą aukštį, tai mes rekuperaciją, kurią atvedė namo statytojas, net perdarinėjome patys, mažinome netgi per alkūnės vamzdžių aukščius, kad išgaudytume ir čia pakankamai didesnį aukštį. Taip pat įėjime mes turime šitoje vietoje paslėptą koloną, kuri taip pat šiek tiek ardė mūsų erdvę, tai mes tai pavertime privalumu. Įėjimo zonoje pasidarėme spintą ir fasadą ją dengdami, turime gražią indaują ir ratu sukome su visų baldu, kol mes nueiname į virtuvę ir šitoje vietoje mes turime irgi ūkinės spintas sumontuotas ir taip mes apgavome truputėlį ar ne planą tokiais sprendimais ir turime vientisą erdvę. Turime virtuvę su kvarcito stalviršiais, drugelio efekto keramiką suklijuotą, kurioje galima išvelgti kažkokius tai piešinius, ar ne? Tai tiek čia, tiek televizoriaus zonai mes galime jas matyti. Pakabinimo spintelės hidrodinės dėl lengvumo atsirado ir aišku, kad daiktai mums tilptų. Baras, kuris talpina daug būtinės technikos, vyno šaldytuvą, orkaitę kartu su mikrobangė. Projektuojant barus, prie kurių yra prisėdama, mes turime lūžio kampą, ar ne, kada stalviršis kabo ore. Tam, kad jisai nelūžtų, atlaikytų svorį, neskiltų ir nesideformuotų pats baldas, jam reikalinga atrama. Tai mes galime matyti šitam sprendime, kaip mes padarome sutvirtinimo elementus, ar ne, kurie tampa ir grožiu, kada funkcija susitinka su grožiu. Gerai, tai ką, turime erdvę svetainę, didžiulį stalą, kur atvažiuos svečiai, visi susės. Taip, svarbu labai buvo turėti stalą ir barą, kas irgi apkrauna mūsų erdvę, ar ne, toje kvadratūroje, kad viskas įsitalpintų. Tai sugebėjome įstatyti stalą, netgi 8 vietį, reikalui esant galima pristatyti kėdes. Daug dėmesio iš tikrųjų skiriame šviestumams. Apšvietimo pas mus yra labai daug, nes yra daug moldingų. Tai turime magnetinės sistemas, kuriuose turime prožektorių, kurie taip pat ir pabrėžia paveikslus. Tikrai daug turėjom sprendinių sudėtingų su šituo stalu, nes mes jį suprojektavome patys. Taip. Ir jį reikėjo įgyvendinti baldų fabrikui, tai nėra pirktas gaminys. Tai iš tikrųjų tikrai ilgai baldininkai ir sprendė dilemą, kaip jį pagaminti ir kaip padaryti protingą kainą už jį. Tai iš tikrųjų šitos detalės, būtent inkrustacijos žalvario, jos daugiausia sukėlė klausimų ir stalo stabilumas sukėlė daugiausia klausimų, bet išsisprendėme techninius dalykus ir štai turim šitą gaminį. Toks gavosi autentiškas, net galima iš tikrųjų būtų užpatentuoti. Galbūt.
Kol grožimės šiuo interjeru, norėtume su jumis pasidalinti patarimu. Jei namuose tenka kovoti su dėmėmis ant sofų, čiužinių ar kilimų, vien tik įprastas siurblys dažnai nepadeda. Tokiose situacijose gelbėtų mūsų partnerių Krinoną plaunantis siurblys su garų funkcija – Zylė. Garai pasiekia gilesnius sluoksnius, todėl išvalomi ne tik nešvarumai, bet ir dezinfekuojami audiniai. Juo galima išvalyti vonios stiklus, plytelių tarpus ar net atgaivinti drabužius. Gerai, tai čia turim sanmazgą? Taip, mes turime svečių sanmazgą. Aha, įdomu. Taip, kuriame mes pastebėme dar ir skalbimo mašiną. Geras, koks didelis. Integravome taip. Tai mes turime, ką čia turime įspūdingo, tai turbūt vėlgi daug dėmesio tai prabangai, tai yra veidrodžiai su facetai. Šviestuvai pakabinami ant veidrodžių, kad būtų daug atspindžių. Visur pas mus šlifuotas auksas dominuoja. Pagrindinės medžiagos bute tai yra natūralus riešuto lukštas, žalvaris ir marmuras. Žinai, čia ir dėmesys viskam, ir pakabinimui, tualetinio popieriaus, visas detalės, viskas. Iš tikrųjų, tai kartais atrodo, kad jau žmonės įsirengia būstą ir, žinai, pagrindiniai dalykai suderinti ir staiga kabliukų neturim. Ir tada, žinai, po visą miestą reikia važinėti, ieškoti kažkokio aksesuarų. Tai aš irgi rekomenduočiau, jeigu žmonės užsisako santechniką, iškart visą komplektą užsisakytų. Čia priedai, visi dalykai, nereikės daugiau važinėti, nieko ten ieškoti, ne? Nes ir spalvos auksas sutampa ir kas mano labai pamėgtas dalykas, tai yra šie gyvatukai, jie neturi bendro sujungimo metalinio, ar ne, vadinami potinkiniai gyvatukai, tai aš juos be galo mėgstu, nes ir puošia erdvę ir atlieka puikiai funkciją. Čia mes turime darbo erdvę, kuri transformuojasi į svečių kambarį. Sofa pas mus išsilanksto į miegamą lovą, o šiaip šitas kambarys buvo pritaikytas labiau darbo reikalams, nes mūsų užsakovai vis dar yra dirbantys žmonės. Smagu. Reikia visą laiką judėti, ne? Taip, teisingai. Labai gerai. Ką galiu pabrėžti, iš tiesų labai smagus momentas šitame objekte, tai rekuperacija, kuri buvo įleista į karnizus, ar ne? Dažnai Lietuvoje tiek meistrai, tiek klientai sako, tai yra neįmanoma padaryti, tai mes matom labai gerą pavyzdį visame bute, kada tu moldingą gali išfrezuoti ir leisti rekuperacinę sistemą. Grindys visur, matau, naudojat gyvenamosiose patalpose medį. Čia ąžuolas? Taip, čia ąžuolo yra parketlentės. Taip, natūralumas, jaukumas, gera spalva, šiluma, viskas viename. O mes taip nejučiai užėjom ir į dar vieną miegamąjį. Taip, čia yra tėvų miegamasis. Turime tokių įdomių sprendimų. Čia, kas buvo panaudota ant sienos, tai irgi labai įdomus tapetas, kuris yra rankų darbo. Pagal kiekvieną projektą jis yra piešiamas atskirų masteliu ir gamykla jį gamina būtent tam klientui, būtent tokio mastelio, būtent tokio rašto, kurį mes turim ir būtent tokią spalvą, kurios mes norim. Gerai, ir čia turim dar porą patalpų, tai atspėsiu, sanmazgas ir drabužinė. Taip, tai čia užeisim į sanmazgą. Žinai, gavosi, bet užeinam į sanmazgą. Taip. Natūralu, taip ir turi būti tikrai geram miegamajame, ne? Tikrai taip. Masterė, kitaip vadinamame. Taip. Masteris turi truputėlį irgi grožio. Gerai. Turėjome truputėlį vietos, tai tą vietą išnaudojame turai lentynai, pasidėti galbūt namų kvapus ar kažkokią žvakės. Labai gražu, žinai, iš tikrųjų, norint gražiai turėti gražią vonę ir pasidarėt gražią vonę. Tikrai taip. Toliau sprendimai, kadangi šita vonė yra dažniau naudojama, tai statėme nestiklinę senelę. Vėl pas mus kartojasi natūralus riešuto lukštas, veidrodžiai, prabanga ir daug pasidėjimo, kas aktualu turbūt visiems. Faktas. Taip, čia turim dar vieną miegamąjį, šiek tiek atsikartojantį, ne? Taip, bendra stilistika visame bute kartojasi, kas man labai iš tiesų patinka ir užsakovam patinka, kiek mes kalbėjomės projektavimo metu. Čia spintelės labai gražiai padarytos. Jo, šitam kambarį gal išsiskiria tai, kad mes dėjome dvigulę lovą, o ne sofą išlankstomą, kad iš tiesų suaugę jau jų vaikai patogiai galėtų išsimegoti. Skirtumai taip, tai yra apvalūs baldai atsiradę,
Kas yra įspūdinga, kad tai yra lenktas natūralus medis čia, o ne MDF-as frezuotas. Tai ganėtinai sudėtingas produktas, kurį apsukti ratu, apvilkti baldą taip, yra reikalų iš tiesų. Tai jo, ypatingos šitos spintelės, šitie raštai atsikartoja visam bute, turime didelę spintą dar įdėjome šį kambarį, talpinant daugiau daiktų, jeigu užsakovų jų turi. Žinai, jauku, ir audiniai tas sukuria jaukumą, ir čia toks modernaus, prabangaus viešbučio jausmas ir reikia, kad atvažiuoji, krenti į patogią lovą, pailsi pabuvęs geroj vakarieniai su savo šeima. Bet va, dabar, ne, ką tu atsimeni ir kaip tu dabar jautiesi čia užėjus? Iš tiesų, man čia yra tik geros emocijos, nes šitame projekte turėjome visą eigą tiksliai pagal planus. Tas architektų ir dizainerių yra labai gera. Klientai laikėsi visko tobulai, todėl rezultatas, kai aš užeinu, man yra tobulas, jeigu atvirai. Aine, ačiū tau. Kaunas, ne, jau dabar 3 miestuose pasižiūrėjom kur, tai gal laikas kažkur tai užsienį iškeliauti, ką nors pasižiūrėti. Darome Milane. Nu va, tai gal ir grįšim ir į Milaną, ne? Italijai senai jau būsto anatomijos komanda buvo. Grinona namų technika. Su meile jūsų namams. Techno Arka. Buitinė technika ir nestandartiniai sprendimai. Nuo grindų iki užuolaidų. Namų, visuomeniniam ir biuro interjerui. Dubingiai.lt